Ar esi girdėjęs, kad žmonės atideda savo kelionę motociklu vien dėl to, kad lyja lietus? O gal ir pats esi atidėjęs kelionę dėl lietaus? Tai būti neturėtų. Todėl šiandien pakalbėsim apie tai, ką reikėtų žinoti, ko reikėtų nepamiršti, ką reikėtų turėti ir ko reikėtų vengti, važiuojant motociklu, kai lyja lietus. Ko reikia, ko nereikia, ką turėtume daryti, ko neturėtume daryti, kai važiuojame motociklu per lietų. Visų pirma, reikėtų pasirūpinti ne tik motociklų uždangalų, bet reikėtų pasirūpinti ir savo aprangą. Juk mes tikrai nenorim sušlapti ir važiuoti šlapi. Tai ko mums reikia? Mums reikia lietaus rūbų. Lietaus rūbų yra, tikriausiai reikėtų juos užsidėti ant savęs. Štai mes ir su lietaus rūbais. Kokie jie turėtų būti, kokie jie neturėtų būti, ką turim žinoti, ką turim daryti. Apie visą tai pakalbėsim jau ant motociklo. Tai sėdam ant moco. Štai mes ir keli. Tai šitą video, bičiuliai, norėjau padaryti jau seniai, bet buvo priežastis, kodėl aš jo nepadariau. Visados, kai reikia dirbti, lauke lyja, kai ateina sekmadienis, kai aš galiu filmuoti epizodą YouTube'ui, lietus nustoja. Vat ir dabar, dar kol nufilmavau pradžią šito epizodo, lietus lyjo, dabar jau lietus nebelyja. Skandinavija. Welcome to Denmark, čia vadinasi. Bet kokiu atveju, kelio danga šlapia, lietus tai nulyja, tai vėl nustoja. Ir tikrai galima pakalbėti apie dalykus, kuriuos norėjau pakalbėti. Ir pradėti galim nuo aprangos. Apranga šitoj vietoje yra labai svarbi, tiesą sakant. Važiuojant per lietų, jūs norit būti kuo ryškesni. Jūs norit būti kuo labiau matomi automobiliam. Nes apskritai yra įrodyta jau moksliškai, kad automobilių vairuotojai iš principo nemato mūsų motociklininkų. Kodėl taip yra? Todėl, kad mūsų sezonas yra 7-8 mėnesiai. Tai yra šiek tiek daugiau nei pusę metų. Bet procentaliai motociklų gatvėse yra daug mažiau. Tai mūsų smegenys įpranta matyti keliuose tik automobilius. Sunkvežimius, lengvuosius automobilius. Ir smegenys, kai įpranta, jos instinktyviai pradeda ieškoti. Tarkim, mes sukam su automobiliu kur nors į šoną ir kai mes žiūrim, ar nieks neatvažiuoja, smegenys ieško tų įprastų objektų. Tai yra automobilis, pėstysis, o motociklininkų juos tiesiog labai dažnai praskipina. Tai mes norim būti kuo ryškesni, kad nebūtume praskipinti. Net jei ir vairuotojas yra labai atidus, oro koks yra dabar, tikrai sunku pastebėti motociklininką. Ypatingai jeigu jis apsirengęs pilkai, rudai ar juodai. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl labai svarbu apsirengti ryškiai. Kad mus matytų, kad mes nebūtume tiesiog nepastebėta kliūtis. Kaip matot, aš esu apsirengęs raudonai. Lietaus rūbai turėtų būti lengvi, ploni, kad juos būtų lengva įsidėti į kuprinę ar tašytę kažkokią, kad tiesiog kažkur važiuojate, jeigu jūs užklupo lietus, jūs lengvai juos išsitraukėt, apsirengėt ir jie jums neužima daug vietos. Mano lietaus rūbai, jie yra iš padėvėtų rūbų parduotuvės. Tai yra Helly Hansen lietaus švarkelis, už kurį aš sumokėjau 2,5 berods euro. Tai yra, sakyčiau, labai nedidelė suma už labai neblogą apsaugą nuo lietaus. Jeigu nematėt mano kelionės į Daniją video, kurį galite pažiūrėti čia, šitam kampe, va čia, tai aš ten važiavau per tikrai labai nemažą lietų ir šitie rūbai puikiai mane apsaugojo. O kelnės irgi yra visiškai paprastos, lygiai iš tų pačių padėvėtų rūbų parduotuvės, irgi kainavo ten apie keli eurai. Tai realiai aš išleidau apie 6 eurus labai padoriai apsaugai nuo lietaus. Sekantis dalykas yra pirštinės. Jeigu neturit waterproofinių ar gorteksinių pirštinių, tai jos jums sušlaps. Tai vienas iš mano patarimų yra tiesiog turėti guminės pirštinės kišeniai. Ir užsidėti guminės pirštinės prieš dedantis savo motociklininko pirštinės. Ir patikėkit manim, tos guminės pirštinės jums labai padės. Visų pirma, jūsų ranka bus sausa, o visų antra, tai netgi ir šilumos atžvilgių guminė pirštinė neleidžia šilumą išeiti į lauką, todėl jūsų ranka bus gerokai šiltesnė negu tiesiog su paprastom sušlapusiom pirštinėm. Važiuojant motociklu per lietų, bet kokiu atveju bus gerokai šalčiau. Čia yra faktas. Ta prasme, oro temperatūra atvėsta, kai pradeda lyti ir jums bus šalta. Tai priklausomai, aišku, vėl nuo to, kokį jūs atstumą važiuojat, mano rekomendacija būtų tiesiog, jeigu jums
pasidarė vėsu, imkit ir sustokit. Visiškai nieko blogo nėra sustoti kolonėlėje ar kažkokiam, nežinau, McDonald'e, čia ne reklama, ir pasišildyti. Pasimti puodelį kavos, 10 minučių palaukti ir sušilti. Nes esmė ta, kad kai jūs sušalat, jūs įsitempėt, jūsų pirštai pasidaro tokie nerangus, visas kūnas įsitempė, nes kai šalta mes norim susigūžt, o tai labai pavojinga. Tai labai negerai važiuojant motociklu, nes mes važiuojant motociklu turim atsipalaiduoti. Susikaustę mes pradedam daryti netinkamus veiksmus, priešintis motociklui ir tai paskui sąlygoja įvairiausius negerus dalykus. Tai sustokit, sušilkit ir tęskit kelionę. Nes daug geriau yra nuvažiuoti į savo tikslo link 10 minučių vėliau, negu iš vis jo nepasiekti. Dar vienas dalykas prie aprangos, tai tiesiog būtų šalmo stikliukas. Lyjant lietui, tikrai nerekomenduočiau mūvėti ar dėvėti, nežinau kaip teisingai sakyti, čia lituanistai turėtų man patarti. Žodžiu, stikliukas turėtų būti bent jau skaidrus, tikrai ne juodas, nes apskritai lyjant jūsų matomumas pablogėja, o su juodu stikliuku jis pablogės tik dar labiau. Tai stikliukas turėtų būti bent jau skaidrus, o dar geriau, jeigu jūs turit pakeitinį ir galite uždėti geltoną. Geltonas dar labiau padidins jūsų matomumą. Jeigu lyjant lietų jūsų stikliukas aplijo, tarkim prasilenkėt su fūra ir jūs aptaškė, tai yra du variantai. Tiesiog prabraukėt stikliuką su pirštu, vienas iš variantų. Antras variantas, pasukat galvą į vieną šoną, vis žiūrėdami į priekį ir vėjas jums nupūs visą lietų. Ir tą patį padarote į kitą šoną, žiūrėdami į priekį ir vėjas jums nupučia lietų nuo stikliuko. O ventiliacijos angas laikykite adaras, kad stikliukas nerasotų iš vidaus. Aišku, nebent turit pinloką. O jei neturit pinloko ir nenorit laikyti adarų ventiliacijų, nes bijot, kad jums pribėgs vandens, nors to tikrai nebus, tai tiesiog praverkit per vieną tą užfiksavimą, prasiverkit šalmą ir jums stikliukas nerasos. Aišku, gausit vėjo ir gal šiek tiek lašų į vidų. Va tokie yra variantai. Sekantis dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra kelio danga važiuojant per lietų. Labai svarbu yra stebėti kelią apskritai motociklininkui. Kiekvienas menkiausias kažkoks tai menkiausias smulkmena, akmenėlis, pagaliukas ar tiesiog dar kažkoks nepastebėtas dalykas gali lemti tai, kad mes nesėdėsim ant motociklo, o jau gulėsim ant šono kažkur pakeliai. O ko tikrai mes nenorim. Tai labai svarbu stebėti atidžiai viską. Ir ko reikėtų vengti važiuojant per lietų, tai žinoma, baltų išdažytų juostų, per lietų jos pasidaro gerokai slidesnės. Taip pat turėtume vengti šulinio dangčių, nes šulinio dangtis taip pat, kadangi tai yra metalas, tai irgi jisai pasidaro gerokai slidesnės. Plius šulinio dangčiai labai dažnai būna aukščiau arba žemiau kelio dangos, tai vėl tai gali sukelti disbalansą įvairiausią važiuojant motociklu. Tai venkim juostų, venkim šulinio dangčių. Taip pat akvaplaningas. Kai susidaro provėžos dėl fūrų dažniausiai ir ko pasekoj mes turim susidariusi vandens griovelį, o važiuoti to grioveliu yra tikrai nesaugu. Gali atsitikti tas dalykas, kai jūsų motociklo padangos protektorius nebesugebės išmesti viso vandens ir jūs pakipsite virš asfalto. Tasme, jūs važiuosite ant vandens, kaip Jėzus, vos ne. To jūs tikrai nenorit. Nenorit būti kaip Jėzus. Jeigu motociklas pakils virš asfalto ant vandens, jūs krentat į šoną. Viskas. Auto avarija, moto avarija garantuota. Šito irgi reikėtų vengti. Kaip to išvengti, tai nevažiuoti provėžą, kurią aš dabar važiuoju. Bet dabar aš važiuoju provėžą vien dėl to, kad čia nėra akvaplaningo, čia nėra vandens ir, kaip mato, čia yra sausiausia kelio dalis. Plius aš dažniausiai, kai renkuosi, kurią provėžą važiuoti, aš važiuoju kairiąją, tai yra arčiau vidurio, nes pirma, tai kelias yra pakrypęs į tą pusę, tai vanduo visas bet kokiu atveju nubėgs ten, tai toj pusė bus daugiau vandens negu šitoj. Kitas dalykas, kuo arčiau kelio, to daugiau įvairiausių šiukšlių, tai varžtai, vinis ar dar kažkiek akmenukai ir panašiai. Tai aš stengiuosi laikytis tos pusės. Ir jeigu jau neina važiuoti provėžą, tai aišku pasirinku dar labiau į dešinę.
o ne vidurį. Kodėl nesirinkti vidurio? Viduryje labai dažnai bus dizelino, benzino arba tepalo dėmių. Jeigu automobilis netvarkingas, ten kažkas lašės, tekės ir būtent tai bus kelio viduryje dažniausiai. Tai todėl geriau nevažiuoti yra kelio viduriu. Taip pat reikėtų vengti ir stebėti kelią dėl duobių. Ne visada duobė yra tokia, kaip jums atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tai gali būti, kad tai atrodo tik maža duobytė, o finale paaiškės, kad jinai yra visa prilita ir ten yra krateris ir įkrisit, kaip įkrito tas bičiukas, vieną iš labai populiarių vaizdo įrašų. Tai duobių stenkimės vengti. Žodžiu, nuolatos stebėkim kelią. Ir kas dar pastebėtina apie kelio dangą, atvažiavus į požeminę aikštelę, iš lauko, iš po lietaus, jūsų padanga yra šlapia, aišku, turit labai didelę tikimybę taip pat slysti ir kristi, nes požeminių aikštelių betonas yra ekstra glotnus, dažniausiai gal net nupoliruotas, jeigu tai yra kažkokia prabangesnė aikštelė. Ir turbūt jau pastebėjot, kad tai yra labai slidi danga. Tai irgi reikėtų nepamiršti to, važiuojant į požeminę aikštelę, reikia būti šiek tiek atidesniem, nes gali būti gerokai slidžiau, nei jūs tikėjotės. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau paminėti apie kelio dangą, važiuojant per lietų, tai reikėtų nepamiršti, kad kelio danga tik pradėjus lyti yra pati slidžiausia. Tai yra pirmas 10-20 minučių prasidėjus lietui, kelio danga bus labai slidi. Nes visa tai, kas buvo susikaupę ant asfalto, visos dulkės, visi kažkokie molio ar žemių gabaliukai, jie sušlampa ir tampa tešla, tampa purvu, kuris yra labai slidus. Tai turėkite omeny, kad jeigu bijot važiuoti per lietų, bet turit važiuoti per lietų, tai palaukit bent jau pirmas 10-20 minučių nuo lietaus pradžios ir važiuokit tuomet. Tai vis tiek bus saugiau negu važiuoti pačioje lietaus pradžioje. Tai tiek apie kelio dangą, važiuojam per lietų. Važiuojam į trečią dalį. Pats važiavimas. Kaip reikėtų važiuoti motociklu per lietų? Savaime suprantama, reikia vengti visko, kas yra staigu. Viską reikia daryti lėtai, neskubant, be jokių ambicijų, be jokio ego. Gazas. Labai lėtai, nesukam kažkaip ten iš karto, žinai, ten, kaip eina, ne, viskas lėtai, santūriai, stabdis taip pat lėtai, niekur neperspaudžiant, iš anksto pradedam stabdyti, nelaukiam, kol mes privažiuosim jau sankryžą ir tada jau mums reikės sukti ir mes spausim stabdį ir tada ko gero slysim, viskas lėtai. Nesvarbu, kad už tavęs yra automobilis ar 5 automobiliai ar galbūt netgi spūstis. Svarbiausia esi šitoj vietoj, ta prasme, tu ir tavo saugumas. Ne savanaudiškai, kad tu esi svarbiausias, o šitoj vietoj svarbiausia yra tavo saugumas. Ir tu važiuoji taip, kad tau būtų saugu. Tai važiuoji lėtai. Aš matau, kad priekyje žiedas, aš pradedu iš anksto stabdyti, nusimažinu pavarą ir lėtai važiuoju žiedą neskubėdamas. Tai viską darom lėtai. Negana to, kad viską darom lėtai, tai šiek tiek keičiasi ir principai pačio važiavimo. Visi žinom, kad važiuojant į posūkį reikia motociklą guldyti, kad motociklas lengviau suktų. Nedarykit to važiuojant motociklu per lietų. Kodėl to nedaryti važiuojant per lietų? Todėl, kad kuo daugiau tu guldai motociklą, tuo labiau sumažėja padangos sukibimo plotas su asfaltu. To mes nenorim. Nes mums reikia, kad padangos plotas, kuris turi sąlytį su asfaltu, būtų kuo didesnis. Kaip sukti, jeigu motociklo neguldom, tai viskas yra pakankamai paprasta. Sukam ne motociklą, aišku, motociklą kažkiek reikės lenkti, bet stengiamės lenkti ne motociklo, o patį kūną. O kaip lenkti, tai stengiamės, kad mūsų galva išeitų už veidrodėlio. Taip kaip pavyzdys, dabar aš tarkim noriu sukti į dešinę, aš suku ne su motociklo, o su kūnu. Ir mano galva išeina už veidrodėlio ir motociklas pats suka savaime. Tai va taip turėtų vykti sukimas nesukant motociklo. Ir apskritai, kai motociklai suka, va pažiūrėkit MotoGP, jie taip pat suka su visų kūnu ir galva išeina už veidrodėlio. Tai taip mes sukame. Ką dar reikėtų paminėti apie važiavimą per lietų? Palikite didesnius atstumus. Yra atlikta daug studijų įrodančių, kad motociklas toli gražu nesustoja taip greitai kaip automobilis. Ir jeigu jūs būsit per arti automobilio ir jisai staigiai stabdys, jūs sustoti nespėsit. Ir patikėkit, skaudžiau bus jum, o ne automobiliui. Tai laikykimės atstumo. Taip pat nepamirškime įvertinti, ar mus mato automobiliai už mūsų arba esantys šalia mūsų. Tai kaip pavyzdys, kai atliekam posūkį, paspaudžiam posūkio signalą, padarykim ilgesnę pauzę.
2 sekundžių. Nepadarykim taip, kad parodžiu posūkį, pasižiūrėjau atgal ir iškart suku. Ne, parodžiu posūkį, pasižiūrėjau atgal ir vis tiek leidžiu automobiliam esančiam už manęs įsitikinti, kad aš suku, ir įsitikinti pats turiu, ar jie tikrai mane mato ir ar jie stabdo ar nestabdo. Tai žodžiu, palikim ilgesnį tiek atstumą, tiek ir laiko atkarpą tarp atliekamų bet kokių veiksmų. Dar apie važiavimą vienas niuansas, tai tiesiog atsipalaiduokim. Nesvarbu, ar tai tavo 100-asis važiavimas per lietų, aišku, tu tada jau būsi atsipalaidavęs, o galbūt tai tavo tik 2-3 važiavimas per lietų. Nereikėtų įsitempti, nereikėtų sustabarėti ir galvoti, o kas dabar bus, kaip aš čia. Atsipalaiduokim, mėgaukimės važiavimu, nes važiavimas per lietų taip pat gali teikti malonumą. Kuo daugiau važiuosim, tuo labiau pripras. Važiuokim atsipalaidavę, bet atidus. Pertrauksiu savo mintis, pasižiūrėkit, kas čia vyksta. Va taip, tai nedarykit, nes čia yra kosmosas. Svarbiausia mėlyni akiniai, ta rožinė akiniai, o ne šalmas, ane? Blemba, geras. Paskutinis dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti važiuojant motociklu per lietų, va, į pabaigą ir lietutis pradeda lašnot. Tai bent jau pamatysit, kad aš čia ne fake video darau, o iš tikrųjų lyjo, kai pradėjau tą video daryti. Ką reikėtų dar paminėti apie važiavimą motociklu per lietų? Svarbiausia, bet kokiu atveju, esat šitoje situacijoje jūs. Jūs vadovaujate situacijai ir nuo jūsų priklauso tai, kaip viskas bus toliau. Tai išvažiuojant iš namų būkit malonus ir nepamirškit savo galvų, o pasiėmę galvas pagalvokit, ar nepamiršot smegenų, nežinau, kepurėje ar šalme. Prieš važiuojant tiesiog reikėtų galbūt netgi pasiplanuoti maršrutą. Jeigu nesat užtikrintas dėl to, kaip gerai jūs važiuojat per lietų, pasiplanuokit, per kur važiuosit. Visados yra daug maloniau, kai tu žinai kelią. Taip pat nerekomenduočiau važiuoti per lietų pirmą kartą naujo motociklo. Nu, nebent jūs esat jau labai pažengę, tai savaime suprantama, kad taip jau ne pirmą kartą tai darėt. Bet niekados nereikėtų ir per daug pasitikėti savim, kad aš važinėjau 10 metų ir aš jau viską moku. Visados yra ko išmokti naujo. Nepamirškim, kad visose situacijose, nesvarbu kas beįvyktų, svarbiausias yra pats motociklininkas. Ir visus veiksmus priima mes patys. Tai būkim atidus, būkim atsakingi, nepamirškim važiuoti su derama motociklo apranga, nepamirškim įvertinti kitų vairuotojų esančių kelyje, nepamirškim būti tolerantiški kitiem vairuotojams kelyje ir vadovaukitės patarimais, kuriuos šiandien išgirdot. Nes jie tikrai veikia. Jeigu norėsit dar kažką sužinoti, rašykit komentaruose, klauskit, rašykit man į Instagramą, jeigu tik tais norit. Tiek, bičiuliai, jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, būtinai paspauskite subscribe mygtuką, va čia va, pam, subscribe, tai yra labai svarbu. Taip pat pasiekit mane Instagrame, jeigu žinoma norit, galit mane pasiekti ir TikTok'e, jeigu žinoma norit, nepamirškit pasidomėti, kas vyksta motomoto.lt motociklų aksesuarų ir dalių parduotuvėje. Pas juos nuolatos yra nuolaidų, o su mano nuolaidos kodu dar gausit 5% nuolaidą. Pasižiūrėkit kitus epizodus, mokinkimės, nenustokim tobulėti ir nenustokim darytis geresniais motociklininkais. Ačiū, kad žiūrėjot, bičiuliai, ir iki kito karto. Važiuokim saugiai.